Medus, bičių produktai tai yra visi mikroelementai. Mes mėgstam sakyti, kad tai yra visa Mendelėjevo lentelė. Tai ta prasme ne tik medus. Medus tai gerai, mes saldinamės, mes valgom, mes gydomės slogą, mes gydomės gerklę medumi, mes darome įvairiausią maistą iš medaus, bet tai yra ir maistas, ir vaistas. Yra bičių produktai, yra vaistas. Tai yra papildai, kurie užpildo tavo organizmą. Bičių žiedadulkės, bičių duonelė, bičių pienelis, visi šitie produktai, pikis, tai yra vaistai, papildai. Jeigu mes juos naudotume stabiliai, antibiotikas yra pikis. Pikis jo. Taip. Tai jeigu mes juos naudotume visada ir įtrauktume į savo kasdieną, mes neturėtume tiek problemų su sveikata, su imuninė sistema, mums nereikėtų stovėti tikrai eilėse prie vaistinės. Tai tam reikalingi bičių produktai ir juos gali įtraukti į savo maistą. Ar valgai bičių žiedadulkes pats? Perkiesi kokį vitaminą D, kalį, magnį, geležį, ten yra viskas juose. Neskaitant to, kad tai yra labai gražu, jos turi krūvą spalvų įvairiausių, jos turi nuostabius skonius, tai yra gėlių žiedai, tu beriesi į maistą, nori dėkis ant kiaušinienės, nori dėkis į vandenį, nori valgyk taip ir būk drūtas ir stiprus. Jo.